Labą dieną. Sveiki susirinkę į AGCAD vedamą webinarą BIM sprendimai vėdinimo sistemų projektavimui. Visų pirma, norėčiau paprašyti jūsų, kad pakeltumėt rankas GoToWebinar programėlėje, jeigu mane girdite. Ačiū. Taigi, mano vardas yra Jokūbas Vaišvila, aš esu programinės įrangos konsultantas, dirbu UAB AGCAD. Trumpai apie mūsų įmonę. AGCAD projektuotojams skirtų pažangių kompiuterinių projektavimo sprendimų ir paslaugų tiekėja. Įmonė veikti pradėjo nuo 1991 metų. Mūsų partneriai yra gerai žinomos kompanijos kaip Autodesk, Ansys ir SEMA ir kitos programų kūrėjos. Taigi AGCAD jau ne vienerius metus kūrė naują programinę įrangą bei priedus atstovaujamoms programoms kaip Revitui, Tools for Revit, žymiai didinančius projektuotojų darbo našumą. AGCAD tikslas yra sukurti produktyvumo didinimo produktus, kad iš esmės pašalinti įvairius laiko švaistymus ir sumažinti projektavimo sąnaudas bei padidinti pelną. Kitaip sakant, panaikinti švaistymus mūsų darbuose. Mūsų produkcija susideda iš 7 atskirų blokų. Šiandieną mes daugiausia kalbėsime apie MEP Engineering Pro, taip pat apie Cut Opening Pro ir Tools for Revit. Taigi, detaliau kalbant, šiandieną mes pademonstruosime Smart Diffusers papildinį Revitui. Taip pat pademonstruosime Smart Hangers, kuris išdėstys pakabas bei laikiklius mūsų vėdinimo sistemoms. Taip pat parodysime Cut Opening Pro. Šis papildinys padės atlikti ertmių suformavimą aplink vėdinimo sistemose esančius vamzdynus, ortaikius. Taip pat naudosime Tools for Revit grupę, kuri padės mums tiesiog greičiau dirbti su dokumentacija. Taigi pradėkime nuo pirmo mūsų sukurto papildinio, tai yra Insert Elements. Šis papildinys padeda greitai įterpti architektūrinius, konstrukcinius ar mechaninius elementus pagal iš anksto nustatytas pozicijas ar sąsajas su kitais objektais, naudojant tam tikras taisyklės. Taigi iš karto galime keliauti į Revit aplinką. Čia mes turime paprastą projektą, ganėtinai paprastą 7 aukštų pastatą su ganėtinai paprasta vėdinimo sistema. Mūsų papildinius galite rasti viršuje esančioje juostoje ir pradėsime nuo Tools for Revit Create and Modify vietos. Taigi, pirmasis įrankis, kurį mes naudosime, yra Insert Elements. Su šituo įrankiu mes išdėstysime elementus, aš esu pasilikęs šią vietą, išdėstysime elementus būtent space. Pasirinkam space, pasirinkam jo sieną, pagal kurią eis mūsų X ašis. Taip pat šitoje vietoje matome visus įkeltus elementus į projektą. Taigi galime pasirinkti vieną iš jų ir kelti juos į projektą. Kaip matote, automatiškai į mūsų patalpą yra įkeliami difuzoriai. Taip pat matome ganėtinai paprastą dialoginį bloką. Šiame bloke mes matome ilgį bei plotį mūsų patalpos. Programėlė automatiškai aptinka patalpos visą patalpą, kaip patalpa yra išdėstyta, visus jos kampus
ir pagal tai nustato ilgius X ir Y ašimis. Taip pat galima pasikeisti ir koordinačių ašį. Programėlė automatiškai nustato patalpos pavadinimą, patalpos numerį, taip pat aukštą, kuriame šita patalpa yra dislokuota. Toliau galime matyti aukštį, kuriame mes norime įdėti savo elementą. Šiuo atveju yra oro tiekimo difuzoriai. Toliau seka elementų išdėstymas ir planavimas. Šioje vietoje mes galime nustatyti, kokiu atstumu vienas nuo kito elementai bus išdėstomi. Jeigu mes pasirenkame 2,5 metro ant 2,5 metro, spaudžiame skaičiuoti, programa automatiškai suskaičiuoja elementų skaičių X ir Y ašimis. Tai galime pasižiūrėti ir mūsų patalpoje. Iš karto automatiškai programėlė suskaičiuoja. Jeigu mes pakeisime atstumus tarp elementų, galime iš naujo perskaičiuoti ir automatiškai įdėti visą tai į space. Eikime toliau. Taigi, toliau mes turime taip pat padėties nusakymo funkcijas, tai offsetą. Su juo mes galime atitraukti mūsų elementus X ir Y ašimis per tam tikrą atstumą. Sakykime, mes norime atitraukti elementus X ašimi per 3 metrus. Ir automatiškai programa nustumia pirmąjį elementą X ašimi 3 metrais nuo jos atskaitos taško, nuo pradžios. Taip pat galime identiškai analizuotis ir minimalų atstumą iki sienos, kadangi tai yra labai svarbus vėdinimo sistemos aspektas. Tai jis identiškai, kaip ir offset funkcija, jisai identiškai nutolina pirmąjį elementą X ar Y ašimis. Taip pat galime nustatyti ir elementų skaičių pagal ašį. Tai sakykime, jeigu aš nustatysiu, kad X ašyje negali būti daugiau negu, sakykime, 2 elementai, tai programėlė automatiškai ir neleis trečiojo elemento įkelti į projektą. Taigi programa automatiškai suskaičiuoja, kokiame atstume pirmasis difuzorius yra X ašimi, Y ašimi, kurioje vietoje yra paskutinysis difuzorius X ir Y ašimis. Taip pat nustato realų skaičių elementų išdėstytų space ir jų atstumus vienas tarp kito. Taigi mes išdėstėme elementus mūsų patalpoje. Šis įrankis mums tikrai pagreitino darbą. Mes pašalinome galimas klaidas, taip pat padidiname darbo našumą ir sumažiname sąnaudas. Sekantis mūsų siūlomas produktas yra Smart Diffusers. Tai yra galinga programinė įranga, kuri leidžia lengvai įkelti inžinerinę informaciją į oro tiekimo difuzorius, ortakių sujungimus bei kitas tiekimo sistemos dalis. Ir tai galima bus naudoti tolimesnėse skaičiavimuose. Taigi grįžtame prie mūsų projekčiuko ir, kaip jau ir sakiau, mūsų visi toolsai, kaip mes juos vadiname, yra išdėstyti viršuje. Labai lengvai su drag and drop funkcija, paimk ir įmesk funkcija, mes galime išsitraukti bet kokį mūsų norimą įrankį. Taigi dabar aš norėčiau parodyti, kaip reikia įkelti inžinerinę informaciją į mūsų norimas šeimas. Taigi pasirenkame šeimą ir mums atsidaro toks paprastas dialoginis langas. Visų pirma, mes turime nusistatyti konfiguraciją,
kokią informaciją mes norime įkelti į savo šeimą. Visų pirma, mes norime įkelti slėgio nuokrytį, taip pat norime įkelti ir išmetimą. Kokiu atstumu bus išmetamas oras priklausomai nuo greičio ir debito. Šita programėlė turi prioritetų funkciją, taigi iš didesnį prioritetą turinčių konfiguracijų informacija eis į mažesnį prioritetą turinčias informaciją. Taigi visų pirma, mes norime įsikelti slėgio informaciją į mūsų šeimą. Mes galime naudoti labai paprastą PDF formato failą suteikia snapshot funkciją, nusifotografuojam arba nusikopijuojam tam tikrą dalį mūsų norimos diagramos ir grįžę į sukurtą mūsų įrankį, mes tą informaciją galime įkelti čia. Kad šią informaciją nuskaityti, mums reikia atsižymėti pradžios tašką, pabaigos tašką, taip pat apsirašyti, nuo kur prasideda mūsų debitas, ties kiek baigėsi ir taip pat slėgius. Taip pat mes turime apsirašyti kiekvienam tipui tą pačią informaciją. Taigi mes su pick line start point mes nusistatome pirmosios linijos pradžią ir pirmosios linijos pabaigą. Taip įrankis automatiškai nuskaito linijos pasvirimą ir tą pasvirimą mes galime pritaikyti ir kitiems difuzorių tipams. Taigi informacija buvo sėkmingai įkelta į mūsų norimą šeimą. Dabar mes galime taip pat prisidėti ir tam tikros papildomos informacijos į mūsų šeimą. Šiuo atveju aš pridėsiu maksimalų garso lygį. Sakykime, tai bus 35 decibalai. Ir tai labai lengvai galima perkelti šią informaciją labai lengvai galima į mūsų šeimą. Jeigu mes norime pridėti dar vieną, mes galime tai padaryti taip pat. Taigi mes turime dvi papildomas linijas, kurios suteikia mums papildomas informacijos. Taip pat, kaip ir sakiau, pagal prioritetų tvarką mes galime įsikelti kitokio pobūdžio informaciją į mūsų šeimą. Taigi aš pamėginsiu įsikelti išmetimo informaciją, kaip difuzorius išmeta orą. Taigi taip pat grįžtame į PDF failą, kopijuojame mūsų lentelę, grįžtame į Revitą ir atliekam tuos pačius žingsnius kaip ir prieš tai. Taigi informacija buvo surinkta tinkamai ir mes galime tą informaciją įkelti į šeimą. Dabar paspaudę ant šios šeimos mes matome, kad buvo įrašyti nauji parametrai.
į mūsų šeimą. Sekantis dalykas, ką aš norėčiau Jums parodyti, tai kaip surasti optimalų difuzoriaus tipą mūsų pasirinktoje patalpoje. Kaip jau matome, mūsų įkelta prieš tai informacija jau yra išdėstyta čia. Taip pat čia mes matome patalpos plotą kvadratiniais metrais, taip pat matome tiekiamo oro kiekį, matome maksimalų garso lygį, kurį galime keisti čia. Taip pat matome oro skirstytuvų skaičių ir matome jų skaičių tam tikromis ašimis. Taipogi matome kiekvieno difuzorio atskirai debitą bei slėgio nuostolius. Jeigu mes keičiame parametrus patalpoje, difuzorių kiekį patalpoje, programa automatiškai perskaičiuoja šitą informaciją. Taip pat gali surasti ir reikiamą difuzoriaus tipą. Taip pat atranda ir išmetimą. Jeigu žalia linija viršija mūsų norimą garso lygį, mes galime ieškoti tinkamo tipo ir programa automatiškai suranda mūsų reikalingą tipą. Taigi taip labai paprastai buvo surastas optimalus difuzoriaus tipas ir dargi ką norėčiau parodyti, labai paprastai galima įkelti inžinerinę informaciją ir į kitokio pobūdžio elementus, ne tik tai oro skirstytuvus, taip pat galima įkelti į garso slopintuvus, kaip čia yra. Kaip matote, informacija yra labai paprastai keliama ir nuskaitoma. Taip pat galima ir į kitokius difuzorių tipus. Jeigu elementas reikalauja kiekvienam jo tipui skirtingų lentelių, mes galime pasirinkti štai čia ir kiekvienam tipui įkelti atskirą lentelę. Taigi, Smart difuzoriaus privalumai yra oro tiekimo sistemų modeliavimo spartumas, klaidų prevencija, taip pat išorinių šaltinių pritaikymas šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų skaičiavimams. Mes galime įdėti informaciją į mūsų reikiamą šeimą ir tai naudoti sekančiuose projektuose, kadangi informacija keliauja kartu su šeima iš vieno projekto į kitą. Taigi mes galime išsaugoti šią informaciją ir naudoti ją visuose kitose mūsų norimuose projektuose, kartą prieš tai susikūrę vieną šeimą ir toliau ją tiesiog naudoti. Taip mes panaikiname laiko švaistymą. Taip mes išvengiame. Sekantis mūsų įrankis, kurį norėčiau parodyti, yra SortMark. Tai priedas, kuris automatiškai rūšiuoja grafinius, architektūrinius, konstrukcinius bei mechaninius elementus ir išplečia jų žymėjimo ženklus papildomą informaciją. Taigi aš norėčiau susortiruoti ir markiruoti mūsų oro skirstytuvus.
Tai galime padaryti labai paprastai. Aš esu išsisaugojęs prieš tai pasiruošęs konfiguracijas. Taigi, kategorija, kuriai priklauso, tai yra oro skirstytuvai. Parametras bus įrašomas kaip mark ir tai bus įrašoma visiems oro skirstytuvams. Šitą informaciją jūs galite išsisaugoti savo ir taip pat dalinti su savo kolegomis. Taigi, pirmoji konfiguracija tai yra, kaip bus grupuojami elementai. Elementai bus grupuojami pagal sistemos tipą. Sistemos yra dviejopos, tiekiamo ir šalinamo oro, taigi sistemos bus skirstomos pagal tai. Taip pat numeracija vyks pagal diametrą. Kuo mažesnis diametras, numeracija bus vienokia, kuo didesnis bus kitokia. Analogiškai ir su sortinimu. Taigi, galiausiai čia mes matome informaciją, kuri bus įkelta kaip rezultatas. Taigi, čia galime susidėlioti rezultatą, taip pat galime į rezultatą įsikelti ir kitus parametrus, kurie mums yra norimi. Pirmoji vietoje mes įrašome calculated sort mark number, tai yra tas numeris, kurį mes apsirašėme prieš tai buvusiamis kategorijomis. Toliau aš įsikelsiu difuzoriaus diametrą bei oro kiekį. Čia mes galime taip pat pridėti tam tikrus ženklus prieš ir po, tai sakykime, čia turėtų būti diametro ženklas, tai čia neturiu. Taigi mes spaudžiame OK ir mums programėlė automatiškai įkėlė 140 markų. Taipogi galime užsidėti tagus ir tagai yra išdėstyti štai čia. Būtent su mūsų norima informacija, tą, kurią mes ką tik pasigaminame. Taip pat galime tai naudoti ir lentelėse, kur iš karto matosi, jeigu difuzoriaus diametras yra štai toks, jisai priklauso antrai grupiai, jeigu difuzoriaus diametras yra mažesnis, jis priklauso pirmai grupiai. Taigi grįžtame prie mūsų projekto ir mes susortiravom ir markiravom mūsų norimus elementus. Tai mums padėjo sutaupyti laiko, buvo optimizuotas darbas, tai yra tikrai patogus naudojimuisi įrankis. Ir mes taip pat galime išsaugoti šią informaciją ateities projektams, taip pat dalintis su mūsų kolegomis. Sekantis mūsų sukurtas įrankis yra Quick Dimensions, tai papildinys, kuris greitai sudėlioja matmenis pagal naudotojo nustatytas konfiguracijas, automatiškai sudeda matmenis ant pažymėtų elementų ir jisai veikia tiek pjūvėse ir tiek aukštų planuose, bei sukuria matmenų grandinę vienu paspaudimu. Tuo aš jums tai ir pademonstruosiu. Visų pirma, mes turime apsirašyti kategorijas, ant kurių mes norime sudėti matmenis. Tai šiuo atveju aš norėčiau išdėstyti matmenis ant architektūrinių sienų bei ant mechaninių vamzdynų. Taigi, kaip žinia, matmenis ant vamzdynų yra dedami ne ant išorinių jų sienų, tačiau ant centrinių linijų. Taip pat sienų yra dedama ant išorinių taškų. Labai paprastai mes galime įkelinėti šias dimensijas. Tiesiog spaudžiame, nuo kur mes norime tai pradėti ir ties kur baigti. Programa automatiškai surašo mums visą grandinę matmenų.
tai mes galime kartoti tiek kartų, kiek mums reikia. Tikrai labai paprastas ir labai lengvai naudojamas įrankis, kuris padeda kasdieniniame darbe ir tikrai pagreitina mūsų darbą keliolika ar kelis kartus išdėstant matmenis projektuose. Taigi privalumai šio įrankio yra greitis, lengvas naudojimas ir galimybė išsaugoti duomenis ateities projektams. Kaip aš jau ir matėte, buvau pasidaręs. Sekantis mūsų plėtinys yra Dynamic Legend, kuris leidžia lengvai ir greitai kurti, koreguoti ir atnaujinti įvairių Revit elementų legendas. Ir jis yra labai paprastas. Visų pirma, jums reikia susikurti legendos šabloną, bloką, kuris yra sudarytas iš linijų bei teksto, bei žymens, apie kurį norite sukurti legendą. Pasižymite savo bloką. Ir kuriate legendą. Šioje vietoje mes galime nusistatyti konfigūracijas pagal kokia informacija bus įkeliama į mūsų legendą. Visų pirma, čia galime nusistatyti konfigūraciją, pagal ką bus tai įkeliama, ar mums reikalingas oro kiekis, ar reikalingas sistemos pavadinimas, sistemos tipas ir taip toliau. Taip pat mes galime pasirinkti bet kokį parametrą iš mūsų projekto. Taipogi galime skaičiuoti suminius, gauti sumas, sakykime, jeigu mes norime skaičiuoti skaičių, kiek yra vienokių ar kitokių difuzorių, jeigu mes įsikelsime pinigų tam tikrą vertę, apie tam tikrą elementą, kiek tai kainuoja, taip pat mes galime gauti suminę kainą visų kartu. Taigi labai lengvai mes gaminamės legendą. Taigi, Dynamic Legend labai lengvai sukūrė mums visų esančių projekte difuzorių tipų legendas ir aprašė jas pagal mūsų norimą informaciją. Sekantis labai puikus papildinys, kuris puikiai tinka Microsoft Excel duomenų pernešimui į Revit projektus. Taigi šis papildinys puikiai išlaiko tvirtą ryšį tarp Excelio ir Revito projektų. Grįžtame štai čia. Sakykime, mes atsidarome Excelio failą. Ir norime šitą Excelio failą persikelti į Revitą. Taigi Excelio failas susideda iš daug skirtingų elementų. Sakykime, tai buvo langelių skirtingi sudalinimai, skirtingi šrifto pastorinimai, skirtingi šrifto dydžiai, išdėstymas pačios lentelės yra labai ganėtinai skiriasi. Tačiau mes visą šią informaciją galim puikiai perkelti į Revitą, naudodami Excel to Revit papildinį.
Papildinys leidžia naršyti kompiuterį ir įsikelti Excelio failą į Revitą. Taigi pavadinimas eina tiesiai iš Excelio failo, lapo pavadinimo. Ir mes galime brėžti lentelę. Tai buvo sėkmingai padaryta ir mes turime identišką lentelę būtent Revit aplinkoje. Jeigu mes norime pakeisti tam tikrą informaciją šioje lentelėje, mums nereikia nieko keisti pačiame Revite, tačiau mes galime grįžti į Excelio failą ir, sakykime, pasikeisti greitai visur. Šitą informaciją, kurią mes pakeitėme, išsaugom ir grįžtam į Revitą. Programėlė automatiškai aptinka paskutinio pakeitimo datą bei laiką ir mes galime ištaisyti, atnaujinti tą informaciją Revit faile, Revit projekte. Taigi informacija yra sėkmingai atnaujinta, kaip matot. Greičiai buvo pakeisti ir mes vėlgi turime naujausius duomenis mūsų projekte. Labai paprasta ir labai naudinga. Sekantis dokumentacijos mūsų įrankis, plėtinys skirtas dokumentacijai pagreitinti, yra Smart Sheets. Tai yra šis papildinys skirtas spausdinimo lapams kurti bei valdyti. Visų pirma, tai reikia susikurti norimą puslapio formatą, taip pat norimą štampą ir įsikelti norimą informaciją į mūsų šį lapą. Taigi mes įsikėlėme pirmo aukšto mechaninio vėdinimo planą ir naudojantis Smart Sheets mes galime šitą informaciją perkelti ir į kitus lapus. Taigi mes norime pagal tuos pačius standartus, kai buvo daromas pirmoji mūsų paruoštukė, galima taip išsireikšti, mes norime atlikti ir kitiems aukštams mechaninio vėdinimo planų įkelimą į lapus. Taigi programa mūsų iš karto klausia, ar mums atitinka mastelis ir kiti parametrai. Tai jeigu mums atitinka, mes pažymime varnelę, jeigu mes norime keisti, mes tiesiog nežymime. Bet kadangi mes norime identiškų vaizdų ir kituose lapuose su atitinkamai kitų aukštų brėžiniais, mes tiesiog spaudžiame OK. Taigi programa automatiškai sukūrė mums kitus lapus. Taip pat mes šią informaciją galime pakeisti pagal planų pavadinimus esančius Revito aplinkoje. Labai greita ir patogu. Šio įrankio privalumai yra tokie, kad įrankis sukuria naujus lapus pagal pasirinktą šabloną. Tai visų pirma, jūs susikūrėte pirmą paruoštukę ir pagal ją darote kitus lapus. Pagal poreikį išsaugo grafinę vaizdo apkirpimo informaciją ir mastelį
išsaugo vaizdų pozicijas, įkelia naujus vaizdus į pasirinktas lapų vietas, atnaujina lapų parametrus, taip pat atnaujina peržiūros ir pastabų informaciją. Taigi grįžtame atgal prie mūsų vėdinimo sistemos, ne prie dokumentacijos. Ir dabar norėčiau parodyti Cut Opening Pro. Šis priedas skirtas kiaurymėms konstrukcijose kurti, naudojant Revit Interference Check rezultatus. Priedas veikia su vėdinimo ortakiais, vandentiekio, dujų ir kitais vamzdžiais, latakais ir laidų loveliais. Tikrai labai patogus įrankis, kadangi Revit aplinkoje, aplink kiekvieną vamzdį, norint padaryti apkirpimą, mes privalome apeiti visą projektą ir padaryti tai kiekvienam vamzdžiui atskirai. Taigi mes pasinaudosime Revitu, surasime susikirtimus. Ir mes radome visus susikirtimus su grindimis bei sienomis. Eksportuosime šitą informaciją kaip HTML failą. Šitą informaciją nuskaitysime su Cut Opening Pro. Šis įrankis leidžia taipogi mums naršyti mūsų kompiuterį. Ir automatiškai sukuria mums, perkelia mūsų informaciją iš Revito, perkelia tai į mūsų sukurtą įrankį. Taigi mes čia matome, kad buvo sukurti, yra 442 susikirtimai. Taigi mes galime įkelinėti nišas tose vietose, kur yra atlikti tam tikri susikirtimai. Taip pat, jeigu mes uždėtumėm izoliacijos sluoksnį, tai izoliacija atitinkamai padidintų kiaurymę. Taip pat galime atitinkamai uždėti kiaurymės dydį aplinkui kiekvieną elementą kertantį sieną arba grindis, jeigu tas atstumas, jeigu du vamzdžiai eis vienas šalia kito, ir atstumas bus pakankamas, kiaurymė bus sujungta. Taigi, įkeliame į projektą mūsų kiaurymės. Šis procesas užtrunka šiek tiek laiko, tačiau dirbant, kaip žinia, tiesiog su Revitu, tai užtruktų begalės laiko ir tikrai būtų nenaudinga. Taigi mes surandame tam tikrą vietą ir pateikėme jums pasiūlymą, kaip galima išvengti būtent laiko švaistymą. Taip pat šitas įrankis dirba ir su sulinkintais failais.
Taigi tikrai yra patogus įrankis. Taigi mes matome, kad programa įkėlė 221 kiaurymę, o iš tikrųjų įkėlė 213, kadangi vamzdynai ėjo vienas šalia kito ir jie buvo sujungti. Įrankių greitis priklauso nuo kompiuterio apkrovimo, kadangi mes dabar naudojame filmavimo programą, kuri filmuoja mūsų monitorių, tai todėl taip ir užtrunka šiek tiek laiko. Taigi programa įkėlė kiaurymės į projektą. Ir mes jas galime apsižiūrėti čia. Aš padariau didesnės kiaurymės tam, kad jos puikiai matytųsi jums. Priklausomai nuo tipo skiriasi ir kiaurymės niša, kiaurymės forma. Tikrai labai patogus ir labai greitas įrankis kiaurymių formavimo. Sekantis mūsų produktas yra vienas iš naujausių mūsų produktų, tai yra Smart Hangers. Šis produktas yra galingas BIM sprendimas, naudojamas Autodesk Revit platformoje, kuris suteikia priemonės padedančias išdėstyti ortakių, vamzdynų, kabelių lovelių ar kitų linijinių objektų laikiklius ir pakabas. Visų pirma, norėčiau pademonstruoti jums tikriausiai reikalingą šio įrankio privalumą. Tai yra suskirstyti mūsų ortakį į tam tikrus segmentus pagal gamintojo nustatytus ilgius. Šis privalumas taip pat yra ir mano pirmame demonstruotame įrankyje, Insert Elements, tačiau norėčiau parodyti jį su šituo. Taigi mes galime paskirstyti vamzdį. Mes turime pasirinkti elementą, su kuriuo bus jisai perskirtas. Šioje vietoje jūs matote tam tikras taisyklės, pagal ką tas ortakis bus suskirstytas. Taigi jūs galite susikurti savo taisyklės, jeigu yra noras ir reikalingumas, galite pasirinkti iš čia arba susikurti savo. Tačiau mes naudosime šią, taigi aš norėčiau suskirstyti šitą ortakį po 2,4 metrus. Taigi buvo įkelti 2 elementai. Ir mūsų šis vamzdžio segmentas buvo kuo puikiausiai padalintas
į atskiras dalis. Iš tiesų nesu tikras, ar visiems iš jūsų esantiems čia sekančios mūsų galimybės bus naudingos, tačiau siūlau tai pritaikyti jūsų darbuose, kadangi aš parodysiu, kaip reikėtų išdėstyti pakabas arba laikiklius į vamzdynų laikiklius projekte. Taigi visų pirma pavaizduosiu, kaip reikėtų išdėstyti laikiklius. Vėlgi yra identiškos taisyklės, pagal kurias yra nustatomas išdėstymas. Taip pat štai šitoje vietoje yra kiekvieno mūsų dar taisyklės aprašymas, pagal ką tas bus išdėstyti būtent tie laikikliai. Ir mes laikiklius įkeliame į modelį pagal mūsų nusistatytas taisyklės. Taigi buvo įkelta 15 elementų, kurie puikiai yra detalizuoti. Kaip matote, šioje vietoje elementai turi netgi varžtus ir visa tai yra labai detalizuota. Taip pat šiuos elementus galite persikelti į darbo brėžinius labai paprastai, tačiau jeigu jums yra tai įdomu, tiesiog man parašysite mailą ir galėsim arba susitikti, arba aš jums kitų laikų pademonstruosiu. Taigi, šitie elementai gali būti sudedami tiek horizontaliai, tiek gali būti pakabinami prie lubų arba artimiausio esančio elemento virš jų, sakykime, lubos, stogas ar dar kažkas. Vėlgi turime tas pačias taisyklės, pagal kurias bus išdėstomi. Mes turime nustatyti, kaip eis mūsų laikiklis ir prie ko jisai tvirtinsis. Taigi, kuo puikiausiai matome, kad mūsų vamzdynai buvo pakabinti pagal mūsų užduotas taisyklės. Analogiškai galime daryti ir su vertikaliai einančiais vamzdynais. Kaip sakykime čia. Vėlgi analogiškai mes nusistatome taisyklės, pagal ką tai bus išdėstomi ir įkelinėjame į projektą. Šie elementai, kaip matot, eina paraleliai sienos, tačiau yra funkcija, kuri labai greitai gali bet kokį elementą prikabinti prie sienos. Taigi elementai buvo prikabinti prie sienos labai greitai ir lengvai. Šio įrankio privalumai yra tie, kad įrankis gali dirbti su IFC failų formatu. Galima labai greitai ir lengvai sukurti darbo brėžinius. Taip pat šis įrankis dirba su daug disciplinų, kaip vamzdynai, ortakiai, laidų loveliai ir kita. Taip pat turi ganėtinai didelę biblioteką, kurią galima naudotis projektuose.
Taip pat norėčiau pareklamuoti Smart Browser, kuris yra nemokamas. Smart Browser yra priedas skirtas atlikti Revit elementų paiešką bibliotekose esančiose projektuotojo kompiuteryje ar įmonės serveryje. Taigi šį priedą galite rasti revitfamilybrowser.com ir jį atsisiųsti ir naudotis juo nemokamai. Taigi, ačiū uždėmesi. Dar norėčiau pasakyti papildomos informacijos, kad šią savaitę bus vykdomi priešgaisrinių sistemų projektavimo kursai, kuriuos ves mano kolega Dainius. Ir taip pat kitą savaitę tuo pačiu metu kaip šiandien bus daromi šildymo sistemos projektavimo mokymai naudojantis Revit platformą. Taigi galite mūsų ieškoti agacad.lt, taip pat agacad.com, o iškilus kažkokiems tai klausimams galite rašyti tiesiogiai man jokubas@agacad.com. Taigi dabar šone, jeigu turite klausimų, galite man juos rašyti. Taigi gavau pirmą klausimą. Klausimas skambėtų taip. Tam, kad nereikėtų žymėti kiekvieno elemento, ar galima pažymėti visą atšaką vienu paspaudimu? Taip, tai galima būtų atlikti, naudojantis dar vieną mūsų papildinį, kurio šiandien neparodžiau, tačiau jisai įeina į vėdinimo sistemų projektavimo paketą. Taip, aišku, klausimas skambėtų taip, ar galima gauti šias skaidres. Taip, aišku, jas galima gauti. Aš po mūsų susitikimo sėsiu į savo darbo vietą ir atsiųsiu jums šią prezentaciją. Ir tikiuosi bendrauti ir toliau su jumis komunikuoti. Taigi daugiau klausimų nematau. Esu dėkingas už jūsų sugaištą laiką ir lauksiu jūsų kitose susitikimuose. Taigi iki kitų gerų susitikimų.